Sveiki visi, turiu šiandien tokį įdomesnį, kaip įdomesnį, man kasdienis, bet šiaip toksai egzempliorius, kur reikės biškį daugiau pasidarbuoti. Reikės dažyti kapotą ir dažyti bumperį. Šiaip yra neseniai remontuotas tikriausiai, yra problema akmenukų iškapojimas. Daukšt, biškį paliestas. Ir taip apėjau, apžiūrėjau aš jį visą detaliau, man jis toks biškį baimę pradėjo kelti, tas kapotas. Tokie maži sutrukinėjimai, čia ant lempos matosi, ant šviestuvo, paskui kur dar čia jie. Kažkur dar ten toliau yra irgi, neberandu dabar. Bet ta prasme, mažiausiai tikrai visą reikės skusti. Iš pradžių galvojau gal tokį debesėlį kažkokį, tai gabalą, pusę, bet žiūriu, kad visą reikės. Lakas guli irgi taip, jeigu žiūrėt, toks visas pasišiaušęs, kaip adatėlėm išmestas, kaip būtų stipriai suviręs. Taip, grožių daug nėra iš to kapoto. Tai tą visas kapotą skutu visą tiksliai ir dabar dar bumperis. Irgi toks balemba, nežinau. Čia matosi, kaip ir buvo nudažyta ant suskeldėjimo. Sutrukinėja dažai, nieks čia nieko neskuto. Arba čia va tokie. Čia jaučiu, kad buvo... Čia vadinasi labą dieną, čia buvo litavimas, tiksliai jau dabar matau ir jisai svaižėjo, nežinau, gal jisai svaižėjo iš karto, kai buvo dedamas bumperis. Ir man vėl reikės irgi tą patį pakartoti, bet gal normaliau bus. Bet normaliau nebus, nes matau, kad čia tarpai netelpa, čia sparnas nugriauštas. Čia užsideda, jaučiu linksmai tas bumperis. Pasproginėjimai, akmenukų nulesimai. Čia. Visas irgi toks be blizgesio. Priekis irgi nudaužytas. Tai yra kitas šonas. Ir čia vėl viskas patrūkinėja yra. Nurodyk. Vienu žodžiu, aš net bijau jį ardyti, nes čia yra USA iš Amerikos ir gali būti, kad taip net nesudėsiu, kaip yra sudėta. Nes čia gal chebra knysosi 3 dienas, kad jį surinkti ir tarpus maždaug išvesti. Bet aš vis tiek kapotą norėčiau nusimti ir bumperį norėčiau nusimti. Nes, kaip aš tau bumperį nuskusiu nenuėmęs arba nudažysiu normaliai neišardęs. Tai nusimato normalaus darbelio. Tai va, toks bendras vaizdas. Pabandysiu padaryti truputį žmoniškiau. Ardumės ir pradedam. Skutant pradėjo aiškėti, kas ten per tas lako užvirimas ir kas ten tie per išbėrimai. Kaip suprantu, greičiausiai čia viskas pareina iš grunto. Jeigu pasižiūrėti, tas išbėrimas yra iš po grunto. Jau kiek nuzulinau. Čia 80 perėjau, dar pasilikau to kažkiek tai seno originalaus grunto. Su 120 numušiu iki pliko metalo viską. Čia galima suskaičiuoti kaip medžių rievės, kiek čia visko buvo. Čia buvo gamyklinis dažas, gamyklinis lakas, remontinis dažas, remontinis lakas, gruntas. Čia grunto irgi galima žiūrėti, net mačiau čia, pavyzdžiui, sluoksniukus. O viena rievė, tai čia pirmas sluoksnis, rievelė, antras sluoksnis, trečias grunto sluoksnis. Ir tas mūsų pabėrimas. Matosi grinai, kad į bazę įlindęs iš grunto. Tai kaip jis atrodo ir kaip jis po laku atrodo. Tai vienu žodžiu, gal ir buvo čia viskas gerai padaryta, bet
apačioje, ar tai gruntas nedadžiuvintas, ar tai su keitikliais, ar su kažkuo tai neišlaukta, ar santykis netinkamas. Bet, žodžiu, rezultatas gavosi toks. Tai va, einu toliau Zulį. Nu, visą dieną aš to kapotų prasibrūžinau, nes iš pradžių variau su 102 ar su 8, neatsimenu, ir paskui su 180. Tai ir trinu ir galvoju, kas čia per taškeliai, gal čia metalo liejinys kažkoks, tokie bamt, arba tokie bamt lieka, arba čia. Ir žiūriu, visas kapuotas, galvoju, gal tikrai metalas taip išlietas, ar kas čia. Ir kur dar čia yra? Čia gabaliukas. Čia ant kanto man pradėjo viskas aiškėti, kas čia per Danutės paslaptys. Va, bumt. O čia ant kanto aš juos visus prizulinau. Sustambė škurkė. Buvo tokie visokie, aš juos prizulinau. Tai ogi čiagi maža paslaptis, čiagi yra PDR, buvo tas dubelių lyginimas be dažymo. Tai dabar man vėl visą planą sugriovė, aš galvojau, paimsiu jį, čia patrinsiu tą špakliuką, kur yra, nes aišku, dar čia buvau prišpakliuota, nutriniau, nuvaliau viską, dažus po špaklių, peršpakliavau iš naujo ir dabar gausiu ne tik tas vietas gruntuot, kaip planavau, čia galvoju užsigruntuoju, tos plėmus čia užsigruntuoju ir dedu šlaps ant šlapio visą nuvarau. Mano planas niekur nepais, nes tos visos meninio lyginimo duobelės, viskas gali man paskui likti taip kapuotas. Gausiu gruntuot pilnai, su kaladė ir suvaryt kaip priklauso. Gaila. Nu, o su bumperiu irgi. Čia kai pradėjau žiūrėti, jis čia yra plyšęs. Yra plyšęs, o dėl to, kad jisai ten turi užsirakint, spaudė ir jisai tokšt užsirakina. Nu, o čia kampasas irgi nelabai, bet ne taip baisiai kaip anas kampas. O tas kampas čia man baimė varo, jisai persišviečia kiaurą realiai dieną. Nu ir paskui surinkti tą mašiną, nes priekis yra taip, neužtenka jam pločių, bumperis yra per platus gaunas. Nu, ką man reikės daryti dabar? Vienu žodžiu, ardau, paskui spręsim. Dėsim, kai bus nudažyta, kai nebus galima laužyti, lankstyti, tada varysim. Mes mėgstam iš antrų galų viską juk. Gerai, ardu bumperį. Veiksmas vyksta toliau. Nu, kaip ir nuspėjau, kad čia kažkas bus negerai, bet dar nepaskaičiau, kad šita pusė dar man prisidės. Tie mano mėgstami metaliniai plastiko litavimai. Nes, kai minėjau bumperį, žiūriu, kad čia va taip viskas, va tokie žaibeliai eina. Nu ką, aš viską turėsiu dabar jau perdaryti. Čia perdaryti. Čia trūkimas irgi, galvojau, kad čia kažkaip tai rimčiau bus padaryta. Taip, jeigu pasižiūrėt, rimčiau, iš arčiau. Nu, koks čia remontas, iš vidinės pusės nieko net nėra. O. Iš viršaus jaučiu bus tik tai tinklelis įleistas ir tiek reikalų. Nu tai ką, dabar, kai visą laiką imu viską iki plastiko, perlituoju, sulituoju, čia sutvarkau. Šitoj pusėje man pasisekė, čia nėra litavimo, čia tik tai sutrūkęs glaistas. Nu ir toliau Amerika, vakar reiškia Amerika, toks vaizdas. Tas radiatoriukas, ką žinau, toks. Čia, bum, toks paspaudimas. Kaip ir keitimas turėtų būti jam. Neįsivaizduoju. Nereikės pasiderinti su žmogu.
Bet čia, kad jį pakeis, nežinau, tepalai variklio išbėgs, ar čia kas čia bus, ar čia power steering, ar radiatorius. Nu, paklausiu pas kaimynus šalkalius, kas čia jungiasi ir ką daryti. Nu, žiauri, šiandien dieną, karočią, aš nebegaliu. Čia, kur buvo palituoti tie visi tinkleliai, kujeliai, atsiprašau, ir visi kiti va. Varyta, prispausta, okei. O, iš tos pusės nieko. Ir ta prasme ir nebėra. Čia kampus, čia viskas yra apvaliai. O turim man perėti tokį statų kampą. Bam. Nu, sakyčiau, galima prišpakliuoti ir užmerkti akis į viską, bet kaip aš tau? Kai jisai visas žergiasi. Nu, viskas, aš negaliu nieko daryti. Ta prasme, jisai juda nedaug, bet aš jeigu užtepsiu glaistą ir kaip gavosi taip, įfrezavau, įleidau plastikėlį, čia suarmavau iš galo, čia iškrapščiau tuos, matosi visus metalus, kur buvo. Nusišmirgėliau tą kraštą. Čia ašarą reikia braukti. Nu, mėginu. Nu, pasigaminau aš tą kampą, pasikankinau ir padariau. Dabar turiu medžiagos, iš ko ruošti viską toliau, bet jau bus jis padarytas ne iš glaisto, bus normalus plasmasinis kampas. Galėti, kaip čia viskas atrodo. Toks reikalas. Bam. Matosi tamsesnis plastikas, kur yra daklijuotas. Čia per kelis sluoksnis tų dėjau, užsiauginau. Iš tos pusės taip. Iš tos pusės, va, tamsesnis, matosi, ant kiek susistorinau. Čia normaliai, čia tiek buvo glaistų privaryta. O toliau atspirties taškas mano bus šitas kampas. Nesimato. Nu va, jis biški yra užsuktas. Tai va, šita vieta turėtų būti teisinga. Nes čia jau nėra litavimo pačiu iš vidinės pusės. Va, tie litavimai prasideda va nuo čia. Tai realiai viskas žemyn, kaip ir turėtų būti teisingai. Nors čia nelituota. Ai, čia lituotas, blemba, tas amerikietiškas trikampis. Nu, blemba, reikės dėtis matuot palei andeklą. Arba žiūrėti vieną pusę. Mano pusė, ką sako. Jo, yra. Yra, va, toksai, su plokštumėlė pasukimas. Reiškia, man šita vieta yra teisinga, kitos taškas, tada turiu aš taip pat pareiti čia pasidaryti tą pasukimą. Bet aš turiu nemažai dabar mėsos, iš ko gamintis, tai kad būsiu išlipęs iš to reikalo tikriausiai. Nu ką, einu gaminti, trinti dabar tą plastiką, formuoti realų kampą. Gal nereikės netgi daug to plastiko. Visai man neblogai pasisekė, aš žadėjau dėti bamperį, matuoti prie mašinos, kaip tinka ta briauna, dėti andeklą, o man pasisekė kodėl? Dėl to, kad prieš tai buvo lygiai toks pats tik juodas. Ir aš jam keičiau andeklus. Nu, ten buvo remontas didesnis, bet reikėjo pakeisti ir andeklus. Štai ką aš turiu. Turiu galinį dešinį, kurio vietą nupirkau naują, ir turiu priekinį kairį, nu, tokiais pažeidimais. Tai, bet pamatavimam, aš manau, jis man labai puikiai tiks. Tai tiesiog užsiseksiu andeklą ir su andeklu lygiai gražiai padarysiu bamperio kraštą. Nu, ne viskas tai blogai. Veiksmas tęsiasi. Čia apsidžiaugiau, čia iškart liūdesys prisinešus andeklą prie bamperio, pažįstų pusių. Tas bamperis apsisuko ir karočiam gaunasi, kad tas andeklas yra tinkamas. O šitai pusiai. Čia gaunasi vairuotojų pusė. O remontuoju tai keleivių pusė. Karočiai gaunasi, jis ne bent išvirkščiai vadėti.
Nesąmonė. Nu, karočią. Arba nusiminėti ant andeklą, arba dėti prie mašinos ir... Karočią. Nu, neinas šitą mašiną, neinas man konkrečiai. Nu, gerai. Toliau ką nors galvojam. Po 5 primatavimų, nu, gaunasi toks reikalas. Kažkokį kantą nusipiešiau, briauną pasidariau. Dabar jau galiu kažką darytis iš glaistų, nes bendrai paėmus vaizdą, nu jau nėra. Nėra toks jau baisus tas kantas, biškį prisukau ir prie sparno. Nes sparnas turi irgi tą vidinį užsisukimą. Dar biškį pazūlint, kaip suprantu, su mašinėlė. Ir visio. Turėtų čia man viskas laikytis. Gal kažkur dar pralydyti vieną elektrodą, čia matau toks aliam pavojaus. Nu gerai, padarysim kaip nors. Bet jau, vat kažkas gaunasi. Toliau dvižucha eina. Viskas, bamperiukas švarus. Liko mini tokie tekšt padaužimėliai, kurie užsipils labai su nedaug grunto. Nebereikės tokių sluoksnių ir tokių kiekių. Va, dar čia susišiaušiu su 400. Čia pasišiaušiu apačias. Čia kažkur tai. Ir visio, ir bamperis plikas. Bamperis plikas, kapotas jau irgi pasiruošęs į gruntui. Nu, va, čia pasiglaisti biškį. Čia iš vis pasakiškai. Jeigu tai pasižiūrėti, glaistų minimaliai, persišviečia net glaistas. Kiek tik tai reikėjo. Į bamperis gavosi su kanteliu, su kromkė. Va, nuo apačios iki viršus prisidėti bus nuostabiai. Aišku, bet čia nieks ačiū nepasakys. Bet man pačiam, kaip sako, bus lengviau. Ir ką, ir viskas. Šiandien nebesikankinu, nes dar kapoto kraštus paklijuoti reikia, kad neapsigruntuotų iš apačios bamperio. Čia šitas vietas visur. Čia apsiklijuoti, kur negruntuosiu. Nu, dar yra darbelių. Šiandien jau nepersiplėšiu. Rytoj nusinešiu, ramiai kamerą apsiklijuosiu, prasikaitinsiu, išsikaitinsiu, išsidžiovinsiu. Nusitrinsiu ir vakarę nuspalvosiu.